Sveiki visi. Vaizdo įrašas bus apie nepaprastą žmogų. Beje, šis žmogus jau figūravo viename mano vaizdo įrašų. Tik tai jis nebuvo pagrindinis įrašo veikėjas. Todėl manau būtų teisinga apie jį padaryti atskirą įrašą. Beje, YouTube'as labai nenoriai praleidžia su juo įrašus. Todėl kad vaizdai švelniai tariant nemažiem vaikam. Todėl kai kurias vietas teks užtušuoti. Na, o įrašą be cenzūros įkelsiu į Rumble kanalą. Į mano Rumble kanalo nuorodą galite rasti aprašyme. Kai žmogus įsipjauna, jam bėga kraujas. Jeigu jam įdurti peiliu, jis gali mirti nukraujavęs. Bet pasirodo buvo toks žmogus, kuris savo pavyzdžiu paneigė visas anatomijos žinias. Jis įrodė, jog žmogaus kūnas turi daugybę paslėptų galimybių, apie kurias dažniausiai mes nė neįtarėme. Susipažinkite. Mirinda Jo. Žmogus, kurio papjauti buvo neįmanoma. Mirinda Jo buvo vienas paslaptingiausių praeito amžiaus žmonių. Net pripažintų magų ir ekstrasensų fone. Jis buvo absoliučiai unikali asmenybė. Reikalas tame, kad Mirinda Jo organizmas turėjo kažkokių unikalių savybių. Padarytos jam žaizdos jo kūnui nedarė jokios žalos. Galbūt tuo sunku patikėti, bet per dieną Mirinda Jo perdurdavo po 50 kartų, o būdavo dienos, kai skaičiui siekdavo ir 100 kartų. Aštrūs objektai persmeigdavo širdį, plaučius ir įvairius kitus organus, taip pat po kelis organus iš karto. Be to, kraujas jam nebėgo. Tam, kad būtų padarytas dar didesnis įspūdis, ašmenis išmirkydavo nuoduose arba naudodavo specialiai surūdijusius. Viename pasirodyme Ciuriche, tam, kad įrodyti, jog tai neapgaulė, Jo persmeigė 3 8 mm vamzdeliais, per kuriuos dar beje bėgo vanduo. Vadinama nemirtingo žmogaus pasirodymuose, daugelis žmonių patirdavo tikrą šoką, o kai kurie žinoma ir netekdavo sąmonės. Taigi, kasgi toks iš tikrųjų buvo šitas unikalus žmogus ir kodėlgi jo buvo neįmanoma nudurti? Pabandykime pasiaiškinti. Arnoldas Gerichas Henske gimė Olandijos mieste Rotterdame rugpjūčio 6 dieną 1912 metais. Vaikystėje mėgo piešti. Kurį laiką Arnoldas dirbo projektuotoju. Jis gyveno visiškai įprastą gyvenimą. Bet sukakus 32 viskas pasikeitė. Kartą jis atsitiktinai įsipjovė ranką. Jis buvo nustebintas. Žaizda net nekraujavo. Ji praktiškai akimirksniu užsitraukė. Tada jis ant rankos padarė dar keletą įpjovimų. Efektas buvo toks pat. Henskis metė darbą projektuotojų biure ir išvyko į Amsterdamą. Ten jis pradėjo demonstruoti savo netikėtai atrastą talentą įvairiose užeigose ir baruose. Išgėrė klientai, už nedidelį užmokestį Arnoldą badydavo peiliais. Ir jų akyse žaizdos akimirksniu užsitraukdavo. Greitai Henskis tapo tikra žvaigždė įvairiose linksmybių užeigose. Jis net sugalvojo savo scenos pseudonimą – Mirinda Jo. Tai reiškia stebuklinga ar neįtikėtina. Reklama ir radijus padarė savo darbą. Greitai vyras tapo apkalbų objektų numeris 1 Amsterdame. Jis sėkmingai pakeitė gėrimų užeigas į prestižinės sales. Ten jis surinkdavo daugybę žiūrovų. Didesniai renginių sėkmei Mirinda Jo pasikvietė partnerį, asistentą, draugą, padėjėją viename asmenyje – Janą Dirką de Grootą. Su juo dirbo visą likusį laiką. Vėliau Janas tvirtino, kad Mirinda Jo turi 3 angelus sargus. Jie neva pasakinėjo, ką galima daryti su kūnu, o ko ne. Po tyrimų Leideno universitete Jo gavo licenciją savo neįprastai veiklai. O būtent seansų vedimas lekcijų principų, bet ne šou, kaip darė jis. Tuo metu Mirinda darė dalykus, kurių egzistavimu buvo sunku patikėti. Jis badė kiaurai į savo kūną, įvairiais durinčiais objektais, kuriais buvo įmanoma tai padaryti. Ir taip be jokios žalos savo kūnui. Numeris naudojant špagą atrodė taip. Išsirengęs pusiau Mirinda Jo stovėjo ant scenos. Jo asistentas netikėtai priėjęs iš nugaros meigdavo špagą kiaurai per inkstus.
Ginklo galas išlįsdavo priekyje. Ant odos nebūdavo nei lašo kraujo. Tuo metu Mirinda Joe būdavo visiškai ramus. Galima buvo daleisti, jog tai buvo masinė hipnozė, bet kameros ir fotoaparatai fiksavo tą patį, ką matė žiūrovai. Kai kada buvęs dizaineris Mirinda Joe atrodė kaip pagalvėlė adatom, nes visas buvo subadytas peiliais, kardais ir įvairiais smaigais. Jano žodžiais, žmogus per dieną save perdurdavo nuo 50 iki 100 kartų ir prie to pačio likdavo sveikas ir nesužeistas. Kai kada didesniam įspūdžiui buvo naudojami surūdiję arba apnuodyti smaigai. Kai kada asistentas litavimo lempą degindavo krūtinę, arba apliedavo jį verdančiu vandeniu. Nuo kūno eidavo garai, o oda net neparausdavo. Kai kurie skeptikai bandydavo įsitikinti, jog tai tikrai verdantis vanduo, kišdavo jį pirštus. Žinoma, rezultatai akivaizdūs. Nemirtingo artisto seansų žmonės priimdavo įvairiai. Kai kurie į tai žiūrėdavo išsižioję, o kai kurie bandydavo įrodyti, jog Mirinda Joe yra apgavikas. Kiti žiūrovai netekdavo sąmonės, o kai kuriuos net ištikdavo širdies smūgiai. Žinoma, ramiai stebėti, kaip žmogus taip tyčiojasi iš savo kūno, galėjo tik tvirtų nervų žmonės. Neįprasti Mirindos Joe gebėjimai traukė didelį mokslo pasaulio dėmesį. Jį bandė tyrinėti profesionalūs fokusininkai, medikai ir biologai. Mirindos Joe kūną peršviesdavo rentgenu ir tikrai įsitikindavo, jog aštrūs objektai perskrodžia gyvybiškai svarbius organus. Ištraukiant objektus ant odos likdavo vos pastebimos dėmės, kurios netrukus ir visai dingdavo. Joe visai pribaigė mokslininkus, kai perdurtas špaga bėgiojo parke. Jei žiūrovas negalėjo paaiškinti prieš akis matomų stebuklų, tai pats Mirinda turėjo versiją. Egzistavo tam tikros transcendentinės jėgos, kurios jam padėdavo. Mirinda Joe buvo įsitikinęs, kad ne ašmenys perdurė jo kūną, o atvirkščiai, kūnas juda kiaurai ašmenės, o pats jis tuo metu praranda fizinę esybę. Kitais žodžiais, Joe pereidavo į kitą išmatavimą, sąmoningai keisdamas savo fizinės charakteristikas. Būdamas gyvenime įprastu žmogumi, per pasirodymus Mirinda tarsi patekdavo į tam tikrą transą. Tuo metu ir įvykdavo jo neįprastų gebėjimų aktyvacija. Be to, žinomumas ir turtai nebuvo artisto tikslas. Mirinda Joe stengėsi visam pasauliui ir kiekvienam žmogui atskirai perduoti, kad egzistuoja ir kita realybė. Nemateriali. Artistas manė, kad pirmom kelio į tai etapų yra fizinis nepažeidžiamumas, taip pat nepalenkiamas tikėjimas aukštesniem jėgom, kurios veikia per Mirindą ir suteikė jam nepažeidžiamumą. Taip pat materializmo atsisakymas, kuris veda žmonės į karą, skurdą ir žūtį. Per vieną pasirodymą 1948 metais gegužės 11 dieną, pasirodymo metu Šveicarijoje, artistas sąmoningai prarijo adatą, kad vėliau be narkozės chirurginiu būdu ją ištraukti. Po 2 dienų gegužės 13 dieną atrodytų sėkmingos operacijos būdu objektas buvo pašalintas, bet Mirinda Joe susirgo ir atgulė. Janas de Grau su ramia sąžine įsitikinęs, jog Mirinda kvėpuoja ir jo pulsas stabilus, paliko savo draugą namie, lovoje gulintį be sąmonės. Padėjėjui tai nesukėlė nė menkiausio įtarimo. Juk jis dažnai įeidavo į panašias būsenas. Grįžęs po 3 dienų namo, Janas rado ligonį toje pačioje padėtyje, tik šį kartą be gyvybės ženklų. 1948 m. gegužės 26 dieną pasaulis sužinojo apie jo mirtį. Paslaptingojo Mirindos Joe nebeliko. Oficiali mirties priežastis – aortos plyšimas. Bet nei operavęs chirurgas, nei padėjėjas Janas su išvadomis nesutiko. Vėliau Janas pasakojo, jog draugas jautė savo greitą mirtį. Prieš gastrolės jis kalbėjo, kad daugiau niekada nebepamatys savo tėvynės. Eksperimentą su adata, kuris buvo jam paskutinis,
artistas atliko pats be padėjėjo. Gaila, bet neįprasti sugebėjimai taip ir išėjo su Mirinda Joe ir liko paslaptimi mokslui. Jei jis ir buvo sukčiumi ir manipuliatoriumi, tai labai suktu. O kaip jūs manote, ar įmanoma tai sufalsifikuoti? Ar jis tikrai galėjo būti suktas apgavikas?